kai parašiau Bagadėlinę ir praėjo kažkiek metų, mane pakvietė vėl statyti Šiauliai. Ir aš turėjau idėją, kad apskritai, kad nors reiktų sukurti žmogaus gyvenimo tokį kelionę per važiavimą autobusu ir matymą vis kitos epochos, vis kitoje vietoje. Autobusas važinėja kaip laiko mašina po skirtingas lokacijas, kur žiūrovai tik pro langą pamato vaizdinį, ten eina aktoriai, kaip nors ten persirengia ir panašiai, žinai. O daugumo vietoje jie išlipa ir sustoja, ten kažkur žiūri 10 minučių sceną, tada įlipa, važiuoja toliau. Autobuse Olena ir tas Rapolas senukas storytelina ir pasakoja ten tam tikrus dalykus, o kai jie išlipa, jie jau mato tuos jo kertinius gyvenimo momentus, žinai. O jie pasakoja žmonėms, ar jie tarsi dialogą turi ir žmonės jį žiūri kaip... Ne, jis yra, sako, aš su ekskursijos gydas, žmonės gauna ten savo lauknešėlių paketėlių, žinai, kaip mama įdeda ekskursiją, ten obuoliukas, ten kažkokie sultis, dar kažkas. Nu, jie sėdi užkandžiauja, klauso to gido. Tas gidas pasakoja apie savo gyvenimus ir prasideda karas. Nu ir ten jo tėvai, mes pravažiuojam pro jo tėvus ir vežimėlį, kuriame neva jis guli. Ir po to jo ten, kaip jisai įsimylėjo tą savo būsimą žmoną ir ten yra tada jų pirmasis pasimatymas. Tada mes išlipam prie ežero Šiauliuos, stebim jų pirmąjį ten tokį laiką pasimatymą kažkokį. Tai žodžiu, ir taip pamažu mes praeinam per jo gyvenimą iki jo finalinio taško, kada jį sūnus palydi į senelių globos namus, tai jau ten būna finalinė fazė. Aurimas Žvinys sako, mes turime vieną tokią aktorę, kuri nėra trupės aktorė ir sako, tik yra vienas niuansas, jie nekalba lietuvių kalba. Sako, mano spektaklyje visada labai remiasi tekstu ir tai yra svarbu. Sako, bet gerai, susipažinkim. Ir atvyko Olena. Nu ir ką, aišku, ten viskas sulošė, žinoma, iš principo norėjosi leisti, kurti, veikti menininkams iš Ukrainos, kurie pateko į tokią situaciją, kokią pateko. Kitas dalykas, kad ji tiesiog yra labai talentinga, labai charizmatiška. Buvo aišku, kad aš labai noriu su ja dirbti, čia nebuvo jokių klausimų, jį mačiau irgi turi labai daug noro kurti, tik reikėjo išspręsti, o kaip mes dabar čia kartu kursim. Ir jie labai užtikrintai sako, jūs man duokit tekstą, aš viską išmoksiu. Ir iš tikrųjų, jie pradėjo nuo pat pirmų repeticijų, kiekvieną repeticiją ateidavo išmokusi dar kelias naujas lietuviškas frazes, dar kažkokių įdomesnių išsireiškimų. Pradėjom ieškoti būdo, kaip vis dėlto suteikti kažkokią galimybę jai sukurti vaidmenį, turinti savo pasaulį, savo istoriją, savo kažkokį vidinį skausmą. Ir kadangi taip jau yra, repeticijų metu ateini iš ryto ir visi iš principo buvome, apsėsti domėjimusi tuo, kas vyksta fronte, kas buvo tuo metu visiškai natūralu iš tikrųjų ir tęsiasi iki dabar. Ir tai būdavo, kad kiekvienas rytas prasidėdavo nuo to, kad vėl kažkokios naujienos iš fronto, vėl kažkokios žinios. O jos atveju jie ateidavo ne tik su žiniomis apie frontą, jie ateidavo su žiniomis apie savo namus, kuriuos jį paliko, kur liko jos draugų, kolegų, giminių, jos dukra. Ir jį turėdavo ir išgyventi kartais džiaugsmingos, o kartais siaubingus įvykius, kurie vyksta jos gimtoji šaly ir ne tik šaly, jos dukra beje išgyveno visą Bučą, būdama Bučoje, ji tuo metu gyveno ten, kai vyko visi siaubingi įvykiai Bučoje. Tai mes repetuojam ir viena iš mūsų aktorių turi visada tą tokį foną šalia savo kūrybinių darbų, tai kas vyksta ten Ukrainoje. Galiausiai iš tų jos pasakojimų, iš jos kalbų apie tokius dalykus, kurie mums dažnai gyvenant normalų, ramų gyvenimą atrodo patosiškomis ir taip toliau. Tai aš kalbu apie laisvę, apie meilę tėvynį ir taip toliau. Dalykai, apie kurias atrodo, ką ten apie tai daug kalbėti, bet kai jie apie tai šneka, tu supranti, kad tai yra ne šiaip patriotinės kalbos, tai yra jos, jie iš tikrųjų tą akimirką kaip niekas kitas aiškiai ir paprastai, bet žiauriai nuoširdžiai suvokia laisvės kainą, vertę.
Ir iš to ir gimė tas laiškas. Čia tokia ilga įžanga iki laiško. Iš to gimė laiškas. Finalinėje scenoje tiesiog tas pagrindinis personažas Rapulas, kuris yra kelionės gidas, jis vis pasakoja, kaip jis ieškodavo laisvės įvairiausiose savo gyvenimo veiklose, bandydamas užsidirbti ten kažkokią sumą pinigų, kad galėtų vėliau laisvai gyventi, negalvodamas apie finansus arba kurdamas kažkokius kitokias aplinkybės, kurios turėjo leisti jam pasijausti laisvų žmogumi. Jis vis ieškodavo tos laisvės ir vis nusivildavo atradęs vienokią ar kitokią jos formą. Ir finale yra Olenos laiškas, kurį jis skaito lietuvių kalba. Tas laiškas yra skirtas pačiam Rapului, sako Rapului. Mes kiekvieną vakarą su tavimi važiuojam šitais maršrutais po Šiaulius ir tu kiekvieną vakarą vis mastai apie tą laisvę. Žiūrėk, aš turiu tau šį bitą, pabandysiu tai perskaityti lietuvių kalba. Ten yra laiškas, kurį iš tikrųjų jį parašė į ukrainiečių kalbą, mes tada kartu su ją jį kažkiek redagavom, paruošėm, kad jis tiktų spektaklio formai, trukmei ir taip toliau. Išvertėm į lietuvių kalbą ir tuomet aš jai diktavau lietuviškai tą laišką, o jį užrašinėjo ukrainietiškom raidėm, taip, jį užrašinėjo savo kalbą, kad mokėtų ištart. Ir mokėsi jį skaityti ir štai jį galiausiai išmoko ir yra jos toks finalinis iš principo monologas, kurį jį perskaito ir tai yra labai stiprus laiškas, labai atlieka, iš principo jį ten net nereikia nieko vaidinti, nes jį tiki kiekvienu žodžiu, kuris ten yra sudėtas į tą laišką ir kai jį skaito, tai iš principo, kad ir kiek jau kartų per repeticijas aš buvau jį girdėjęs, kiekvieną kartą mane tai jaudindavo vėl ir vėl. Spektaklį aš nenorėjau naudoti Ukrainos temos tam, kad neeksploatuočiau tai, kas žmonėms iš tikrųjų yra labai šventa ir dėl ko labai skauda, kad aš to neišnaudočiau savo kūrybai vien tik tais dėl to, kad tai populiaru ir labai aktualu. Bet galiausiai tai spektaklis vis tiek nėra, aišku, apie Ukrainą, tai yra apie žmogaus gyvenimo kelią. Ir tame kelyje atsiranda tokia veikėja, kuri pajunta, kaip tas gyvenimo kelias bet kuriuo metu gali būti nutrauktas arba stipriai išdaužytas svetimų kažkokių jėgų už nieką, vardan nieko. Ir jį sudėjo dalelę savęs ir į vaidmenį, ir į konkretų monologą. Ir manau, kad jis buvo reikšmingas ta patirtis, kalbu, kūrybinė patirtis. Ir galimybė sudėti tai, kas kaupėsi viduje į kūrybą, nes tai yra jos meistrystė, jos amatas. Aišku, kad kiekvienas menininkas savo išgyvenamus kažkokius įvykius, jausmus, jis juos vis tiek vienaip ar kitaip ištransliuoja per savo kūrybą ir tai buvo jos būdas ištransliuoti. Kuris? XIX scena, tai nuo jis mes. Duok ranką ir aš tave palydėsiu. Nežiūrėk į vandenį. Upės rauni, vanduo purvinas ir šaltas. Žiūrėk į mane. Aš tave perkelsiu į kitą krantą ir išklausysiu. O tu pasakok. Keista, kad atsiranda dar ir tokių žmonių, kurie sverdami laisvę ar ten, nežinau, padėję ant vienos svarstyklių pusės laisvę, o ant kitos savo valstybės prestižą ar kokią nors įvaizdį pasaulinėme kontekste gali rinktis naikinti svetimą ir netgi kartais savo pačių laisvę. Nu, ką jau bekalbėti, nemanau, kad Rusija šiuo metu atima tik ukrainiečių žmonių laisvę. Jie, man atrodo, patys save įsivarė į tokį žiaurų kalėjimą, į kažkokią koncentracinę stovyklą, iš kurios, manyčiau, jie neištruks ir pasibaigus jų karui.
Ir, aš nesivaizduoju, aš sugarantuotas, kad jie tame kare pralaimės, bet kaip jie po to karo, man atrodo, toliau turės sėdėti kažkur labai giliai. Tam, kad galėtum kėsintis į kito žmogaus laisvę ir tam, kad turėtum tam palaikymą, tu turi apgauti savo žmonės ir sugalvoti legendų, kodėl tos žmonės, šiuo atveju ukrainiečius, reikia pult. Ir tam atsiranda propaganda. Ir menas taip pat yra naudojamas kaip propagandos įrankis. Uždraudžiami spektakliai, išvažiuoja dramaturgai ir dramaturgės, režisieriai ir režisierės, nes nenori, kad jų menas būtų naudojamas kaip propaganda, arba jie yra uždraudžiami. Ar tu kada nors išgyvenai bandymą kėsintis į tavo meną, arba jį panaudoti kažkokiam tikslam, arba cenzūrą jojo, ir kaip atskirt propagandinį meną, arba meną naudojamą propagandai nuo širdaus? Ne, bet propaganda irgi gali būti nuo širdį, net nežinau kaip. Nuo švaraus meno? Nebūna matyti švaraus meno. Yra vis tiek kažkokia menininko pozicija, tiesiog jį tinka tau arba netinka. Iš tikrųjų, ne visi Rusijos menininkai bėga iš Rusijos. Yra tų, kurie labai nuoširdžiai linki totalaus Ukrainos sutriuškinimo, žmonių žudimo ir taip toliau. Ir yra netgi labai talentingų menininkų, kurie vis tiek yra pasirinkę tokią poziciją ir aš nežinau kodėl, aš negaliu to suprasti, bet taip yra ir jų yra beje, aišku, didesnė dalis jų yra vyresnės kartos, kuri dar atmena šlovingus Tarybų Sąjungos laikus, bet toli gražu ne visi, vis tiek yra, aš netgi matau kai kuriuos žmonės, su kuriais tekdavo susidurti kartu tarptautinėse teatro mokyklose, workshopuose ir jie grįžo atgal į Rusiją, gyveno, kūrė ir dabar matau, kad jie, būdami mano bendraamžiai arba netgi jaunesni, dalis jų, mažoji dalis jų, bet yra tokių, kurie toliau palaiko, kūrė, filmuoja keisčiausius filmukus, kuriuose... Palaiko ar tyli? Ar būtent palaiko? Yra visokių. Didžioji mano draugų ir pažįstamų dalis yra aršiai prieš tai, kas dabar vyksta, bet yra ir tylinčių, ir yra ir palaikančių. Labai daug talentingų žmonių nebekuria arba kuria išvykę kitur ir dėl to atsirado daug laisvų vietų tiems, kurie anksčiau negalėjo atsidurti prožektorių šviesoje ir geruose filmuose. Taip pat atsirado finansų, kurie yra skiriami jų kultūros ministerijos propagandiniams kūriniams. Ir buvę pirmo ryškumo kino kūrėjai, pavyzdžiui, jie nebekuria dabar filmų Rusijai. Tai tie finansai skiriami tiem, kas anksčiau nebuvo įdomus nei kino festivalių organizatoriams, nei žiūrovams. Ir dabar yra jų metas. Ir dabar yra menininkų, kurie naudojasi tuo, kad vieta atsilaisvino ir galima pasimti tuos pinigus, galima gauti tą eterį ir galima kurti savo karjerą. Tiesiog reikia savo turimus įgūdžius panaudoti tam, kad pašlovintume valdžią ir jos pasirinkimus ir tokių atsiranda. Kaip tu galvoji, ar jie gali rinkti? Aišku, labai sudėtinga atsakyti tikriausiai paprastai šitą klausimą, nes kiekvienas žmogus yra skirtinga istorija. Bet ar įmanoma rinktis nedaryti to? Žinoma. Kaip? Aš girdžiu irgi apie žmonės, kurie bent jau karo pradžioje tvirtino, kad jie yra atsakingi, pavyzdžiui, už visą savo kolektyvą, o dar ir už šeimą ir dar už kažką. Ir jeigu jie nedarys, tai jie tada iš vis negalės visų pirmiausia aprūpinti, savo šeimos, ir dar nukentės dėl jų, pavyzdžiui, priešiškos pozicijos visas teatras, jeigu mes kalbam apie teatro vadovus ir režisierius. Ir norėdami išsaugoti teatrą, jie eina į kompromisus. Eina į kompromisus. Jie dažniausiai nekuria propagandinių kūrinių, bet jie nekuria ir neduoda jokių interviu, kuriuose pasakytų savo antikarinę poziciją, antiputinišką poziciją. Bet vis tik tais užtrukęs karas, jis matyt grynino dalykus ir žmonės ir dėl to didžioji dalis jų anksčiau ar vėliau turėjo pasirinkti kažką, tai jie arba rado būdų, kaip pasirūpinti savo šeimomis išvykus svetur,
arba pakeitus tiesiog savo darbo sferą. Tai aišku, nėra nei lengva, nei malonu, bet kai kurie ryžosi tam. Žinau žmonių, kurie radikaliai pakeitė savo veiklą ir tapo savanoriais, kurie padeda pabėgėliams, dažniausiai irgi turėjo palieka savo šalį. Žinau netgi vieną dramaturgą pažįstu, kuris gyveno ilgą laiką Maskvoje. Jis yra ukrainiečių kilmės dramaturgas, buvo vienas populiariausių šiuolaikinių dramaturgų Rusijai. Dabar jis ne tik, kad paliko Rusiją ir ne tik paliko teatrą, jis nuėjo apmokymų, karinių apmokymų ir dabar yra fronte, kariauja. Ir žmogus, kuris niekada gyvenime neturėjo nieko bendro su jokiais ginklais, su jokiom kovom, jis, man atrodė, vienas iš tų gerai išplaukusių menininkų dabar turi susiimti, racionaliai mąstyti ir būti kažkur apkasuose. Kurioje pusėje kariauja? Žinoma, jis kariauja už Ukrainą, taip. Tam, kad mes visai jau nesuabsoliutintume visko, labai verta paminėti, kad Rusija yra ne tik tų, kurie pabėgo, kalbu apie kultūros ir meno atstovus, ir ne tik tų, kurie nutilo ar prisitaikė, bet mane stebina kai kurie fenomenai, kai kurie atvejai, kai Rusijai lieka menininkai, kurie visais laikais buvo prieš Putino režimą, kurie tapo dar aršesni režimo priešai prasidėjus karui ir jie toliau reiškia savo poziciją, duodami interviu. Būdami Rusijoje. Būdami Rusijoje, toliau bandydami organizuoti koncertus, jo koncertus kaip taisyklė blokuoja, draudžia, jie kartais atvyksta į vieną ar kitą Rusijos miestą, kur būna paskelbtas jų koncertas. Kalbu pavyzdžiui apie konkrečią grupę Short Paris. Jie atvyksta į miestą, tam mieste atvyksta į tą miestą ir kažkokie, matyt, saugumo atstovai ar kažkas, kas apsilanko aikštelėje, koncertų salėje, kur jie turėtų groti ir organizatoriams uždraudžia duoti leidimą tą vakarą pasirodyti tai grupiai. Ir tada grupė priversta staigiai susirasti kitą erdvę, kurie galėtų pasirodyti ir kažkokiu slapčiausiu įmanomu būdu perspėti visus, kas įsigijo bilietus, kad koncertas vyks kitoje vietoje. Ir visą tai yra pelės ir katės žaidimas ir laiko klausimas, kada jie bus suimti. Aš nesivaizduoju, kaip jie iki šiol, kai kurie iš jų ir būna jau suimti ir yra ir teatro režisierės ir dramaturgės liūdnoji istorija, kurios dabar atsidūrė kalėjime, bet kai kurie muzikantai, kai kurie stand-uperiai, jie kažkaip nusprendė neišvykti. Ir konkrečiai grupė Short Paris viename iš interviu pasakė, kad dabar mūsų šalyje vyksta siaubingi dalykai ir tai yra išgyvenimai, kurias mes norime patirti, būdami viduje, kad ir kiek mums tai kainuotų. Ir dėl to, kad mes galėtume čia viduje bendrauti su kitais valdžiai nepritarančiais žmonėmis, kad galėtume parodyti, kad ne visi čia pasilikę yra už tai, kas vyksta, kad ne visi, kas prieš, turi būtinai tik vieną kelią bėgti, bet kad galima išlikti, būti čia ir kovoti iki paskutinio lašo, kad ir ką tai reikš. Ir iš karto 53. Jau užsidaro? Mes niekada neužsidarome. Dirbat visą parą? Ir ilgiau. Galite įsivirti arbatos, turim juodos ir juodos. Tai galiu būti kiek noriu. Mūsų norai čia nedaug reiškia. Aš klausiu, kiek čia dar galiu sėdėti? Geriau nežinokit. Kaip suprast? Nesijaudinkit, būkit. Pasakysiu, kai jau reikės išeiti. Noriu žinoti, kiek turiu laiko. Tikrai norit žinot? Taip. Dar pagalvokit, ar tikrai norit? Na taip. Gerai. Paskambinsiu, paklausiu. Na. Ir čia labai ilgai klausysit. Sakiau. O ką aš sakiau?
Gerai, vėl trečia. Pabandykit šiek tiek nuimti tempą. Taip, abiejose scenose. Lėčiau. Šiek tiek, jūs esat laidojimo namuose, ten tokia išlaikyti rimti. Bent jau siekimybė tokia yra, aišku, kai negauna atsakymų, tai galbūt provokuoja vystyti kitai pokalbį, bet vis tik tas toks bazinis tikslas iš pradžių. Tai mes tam kambarėlį, kaip suprantu. Taip. Tu pats esi rusas? Taip. Lietuvoje? Taip. Ir tu taip pat buvai vienas iš žmonių, kurie kūrė dabartinėme sename teatre, tuomet jis buvo Rusų dramos teatras. 2 klausimus aš turiu apie tai, jie būtų labai platus. Pirmą klausimą aš vakar uždavau į Roleną, dėl to, kad organizuodama šį interviu, aš supratau, kad mes tikriausiai negalėsim su ja kalbėti angliškai ir interviu bus rusiškai. Ir man buvo nejauku kviesti rusiškam interviu, nes kai kurie žmonės, ir aš tikrai esu girdėjus tokių atsiliepimų, jie nenori, ir tu pasakei netgi, kad nenori iš principo kalbėti rusiškai, nes žmonėms gali būti skausminga, tai yra okupantų kalba, kai kurie žmonės tiesiog apskritai kelincelina tą kalbą ir stengiasi komunikuoti kitaip. Ar tu turi konfliktą dabar su rusų kalba, kur yra didelė dalis tavo identiteto? Čia toks sunkus klausimas, aš neturiu matyti vienareikšmio atsakymo. Aš naudoju pats rusų kalbą, aš pirmuosius savo kažkiek gyvenimo metų mokėjau tik rusų kalbą, aš augau rusų šeimoje ir su pačia kalba kaip tokia aš neturiu problemų, bet žinoma, man kelia siaubingų asociacijų šiuo metu ir dėl to faktas, kad išgirdęs rusų kalbą, aš negaliu neprisiminti apie tai, kas vyksta Rusijoje ir Ukrainoje. Bet pati kalba savaime, aš ją naudoju, aš skaitau rusų kalbą, aš bendrauju su kai kuriais žmonėmis rusakalbiais rusų kalba ir galų gale aš bendrauju su ukrainiečiais rusų kalba. Ir man irgi buvo nejauku bendrauti būtent su ukrainiečiais rusų kalba, nes man teko vesti teatro žaidimų tokias sesijas, būtent skirtas žmonėms atvykusiems iš Ukrainos, nes pastebėjau, kad Panevėžyje buvo greitai sukurtos veiklos, būreliai ukrainiečių vaikams, bet suaugę žmonės, man iškilo klausimas, ką daryti jiems. Ir aš nusprendžiau sukurti veiklą, kur galėtų ateiti ukrainiečiai, su kuriais mes galėsim tiesiog gerai praleisti porą valandų, kartą per savaitę pažaisti, pakurti kažkokius personažus, kad jie bent trumpam galėtų sukurti savo menamą pasaulį, kuriame nėra to karo. Ir kai jie atvyko, tai aišku, kad pirmasis sakinys, kurį aš ištariau, buvo tas, kad aš nemoku dėja ukrainiečių kalbos. Ir kaip jie sureagavo į tai? Neatsirado nei vieno žmogaus, kuriam tai keltų problemą. Greičiausiai didžiausia problema tai kėlė man pačiam, aš jaučiausi nejaukiai. Visų pirmiausia, dalis tų žmonių patys nemoka ukrainiečių kalbos. Yra tokių ukrainiečių, kurie kalbėjo ir tebe kalba tik rusiškai. Yra tų žmonių, kurie kalbėjo, bet nuo karo pradžios pradėjo mokytis intensyviai savo gimtosios kalbos ir atsisakinėti bendrauti rusų kalba. Bet vis dėlto atsidūrę svetimoje šalyje, matyti, jie suvokia, kad kalba yra komunikacijos būdas ir tikrai nedaug rasi lietuvių, kurie mokėtų ukrainiečių kalbą, dėl to jie labai normaliai žiūri į tai, kad mes su jais kalbam rusiškai. Ir aš iš tikrųjų jaučiausi blogai dėl to, man buvo keista, kad jie ką tik pabėgo nuo siaubo, kurį jiems atnešė žmonės, kalbantis tą pačią kalbą, kurią kalbu su jais aš, bet aš neturiu kitos galimybės su jais įsikalbėti, dėl to mes kalbėjom rusiškai. Didžiausias galbūt būna toks nejaukumo jausmas, kai aš susiduriu su rusų kultūra arba dar nedaug dievė tenka būti matomam arba vertinamam kaip rusų kultūros atstovui, esant šalia ukrainiečių. Nes aš nesu rusų kultūros atstovas, žinoma, esu lietuvių kultūros atstovas, bet tam tikrose laukuose vartojantis rusų kalbą ir, žinoma, reikia pripažinti, kad būdamas teatro žmogumi, tai daug mokiausi ir skaičiau rusų teatro literatūros, mokomosios literatūros ir laikau kai kuriais svarbiais savo mokytojais žmonės, kurie veikė Rusijos kultūros lauke, teatro lauke. Tai iš principo aš stengiuosi nesuplakti visko į vieną. Aš suprantu, kad yra nuostabių
kultūros atstovų atėjusių iš ten, iš Rusijos, bet neveikiančių iš vien su režimu. Tai dėl to aš stengiuosi neneigti ir to, kad aš esu rusas. Nu, taip yra. Aš esu rusas ir mano šalis šiuo metu daro siaubingiausią dalyką pasaulyje. Taip yra. Aš dėl to jaučiu tam tikrą keistą kaltės jausmą. Nors niekada negyvenau Rusijai, nesu Rusijos pilietis, gimiau ne Rusijai. Bet aš suvokiu, kad žmonės turintis tą patį kraują kaip ir aš šiuo metu daro siaubingus dalykus. Maža to, aš tiksliai žinau, kad mano gana netolimos giminės palaiko tą karą ir su jais dėja dabar yra nutrūkęs ryšys ir dialogas, nes jie mane mato ir vertina ir vadina nacių, fašistų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bus labai grubus klausimas, bet tas trendas yra, ypatingai socialiniuose tinkluose. Geras rusas yra miręs rusas. Tai yra visi rusai yra tokie patys ir netgi prieštaraujantis karui, išvykstantis ar opozicinės partijas ar opozicinės žiniasklaidą atstovaujantis rusai yra tiesiog latentiniai proputinistai ir reikia saugotis visų. Tokio mąstymo labai daug socialiniuose tinkluose. Jis labai renka daug laikų ir daug paramos. Ar tau atrodo toks mąstymas pavojingas, kas tai yra ir kur tai gali nuvesti? Na, aš iš pradžių labiau išgyvenau ir jaudinausi dėl šito dalyko. Kuo toliau, to labiau pradėjau įžiūrėti, kad vis dėlto ne visi žmonės palaiko tokį naratyvą. Ir man atrodo, kad tai yra daugiau tokia masinė reakcija, kuri visų pirmiausia yra iššaukta žmonių emocijų, o tas emocijas aš suprasti galiu. Žinoma, kai žmonės išgirsta apie siaubą, kuris įvyksta toj pačiai Bučoje ar kitur, tai natūralu, kad jie gali prakeikti visus rusus ir mane taip pat. Ir tas emocijas aš suprantu ir emocijoms priešintis nėra prasmės. Emocijos yra emocijos ir jos gimė ne iš niekur ir žmonėm galbūt kartais netgi reikia ištaškyti taip savo emocijas. Ir jeigu jie išlieja jas tokiu būdu, tai tebūnie, kol išlieja tik taip. Ir aš labai tikiuosi ir turiu vilties, kad tai nevirs kažkokiu tendencingu elgesių virtinė, poelgių virtinė, kad tai netaps gyvenimo būdų neigiančių visus rusų kilmės žmonės ar viso, kas yra rusiška, ilgalaikiai perspektyvai. Dabar, kai yra karas, aš suprantu, iš ko tas kyla. Ar man tas patinka? Ne, man tas nepatinka, bet aš tiesiog priimu tai kaip tam tikrą kainą, kurią iš tikrųjų mes turim sumokėti. Mes tai turim rusų kilmės žmonės. Jeigu tu nuvažiuoji į svetimą šalį tiesiog kaip turistas ir kalbi rusiškai, tu turi suvokti, kad Europoje į tave gali ir kreivai žiūrėti, tave gali galbūt netgi kažkas įžeisti, netgi nepaisant to, kad tu gali būti aršiausias režimo priešininkas. Bet dėja, Rusijos kariuomenė, ji dabar vykdo siaubingą dalyką. Ir iš tikrųjų, jeigu bandyti žiūrėti į kažkokią kolektyvinę atsakomybę, galbūt dabar jau atrodo neįmanoma nei rinkimais, nei kažkokiam išėjimais į gatves sustabdyti to, kas vyksta, bet buvo etapas, kuomet dar buvo galima kažką pakeisti. Ir beje, tam pačiam rusų kultūros lauke labai daug buvo apolitiškumo, siekio spręsti kažkokias arba tokias metafizinės problemas arba lokalias
šeimos, kažkokios socialinės grupės problemas, visiškai nekvestionuojant to, kas darosi su tauta ir su valstybės kryptimi. Aš ko gero iš viso priimčiau bet kokį emocinį pliūpsnį, netgi neužtarnautą, totaliai emocinį pliūpsnį žmogaus, kuris yra iš Ukrainos, kuris patyrė tą siaubą, atsidūrė čia ir nejučia taip išėjo, kad pavyzdžiui, jeigu jis išsilietų ant manęs kaip ant ruso. Bet kai mes Lietuvoje formuojame tam tikrą naratyvą, kad jo visi rusai yra geri tada, kai yra mirę, tai rusai tai kažkam galbūt ir pelningai gaus vieną kitą antausį, kažkas nepelningai gaus, bet išgyvens ir gyvuos toliau, bet klausimas, kiek tai yra naudinga Lietuvai. Nes vis dėlto, aš dabar tai ilgą laiką mūsų pokalbėje save kažkaip taip įvardžiau rusas, aš vis dėlto save laikau lietuvių valstybės atstovo, ne rusų, ir dėl to man kaip lietuvių visuomenės nariu, man rūpi tai, kas darosi su mūsų visuomenė, o gyventi su neapykanta ir absoliutinimu tautos ar kažkokios grupės, tai yra kelias, kuris visų pirmiausiai kenkia mums patiems. Karas pasibaigs, tikiuosi, kad emocijos irgi nuslūgs. Ir tikiuosi, kad atsiras stiprių lyderių, išmintingų žmonių, kurie kurs kitokį naratyvą, nei vien tik tą, kad reikia, kad nebeliktų rusų ar dar kažko, kas susijęs su rusų palikimu. Aš nesuprantu. Gyvenu, o niekas nepaaiškėja. Tik dar daugiau nesuprantu. Viskas tik dar labiau sudėtingėja. Ko tu nesupranti, Julyte? Aš nesuprantu jų kalbos. Rilsai, mytai. Neskubėkit. Kažką jie ten visą dieną laikina, skrolina, šilina, šatina. Aš nesuprantu, apie ką jie kalba. Kur benueitum, aplink vieni mygtukai. Tik aš nežinau, kas reiškia. Ką dabar spausti? Skambinu telefonu, o man ištisai sako, spauskite vienetą, spauskite dvejetą, spauskite trejetą. Kaip baisu, kad ne tą paspausiu ir ką nors sugadinsiu. Sugadinsiu šitą brangų pasaulį. O paskui turėsiu atpirkti. Hercai, o iš ko atpirksiu? Nusiraminti. Hercai, aš bijau plano B. Kas tas planas B? Jeigu prarasiu sveiką protą, Iš ko aš atpirksiu? Jei sugadinsiu, iš ko? Sekundėlė. Blogai jo. Hercui tik tais negalima jų šitą būseną patekti. Aš dar paleidau tokia jos visiškai nutempianti kažkokią meditatyvą, ir tada prasideda, visi mes pradedam skęsti šiek tiek tame, bet tas gerai šiame etape, tik tais Hercas turi nepasiduoti ir nenueiti kartu, jis sako, nes josgi visą laiką mes viską sugadinsim, sugrius, viskas byra, sąmonė išsiskaido, jis sako, ne, viskas daug paprasčiau, tai vat jis ritmiškai viską teisingai laiko, kad jo irgi esate tame, bet emocionaliai ir jausmiškai, kad jos jūsų neįtemptų paskui save į savo peklį. Tai vos aukščiau nuo Vitos įsijungimo Hercai aš bijau plano B. Ką tu darai 24 dieną 2022 metų?
Važiavau kaip tik į Kauną repetuoti spektaklio. Įdomusis laikas buvo iš vakaro, nes rusai turi savo tą tokią šventę, kuri dabar virto praktiškai vyrų diena. Bet šiaip iš tikrųjų tai yra tarybų armijos diena. Kariai turėjo kaip reikiant atšvęsti ir kitą dieną iškeliauti į Ukrainą. Ir aš buvau pasveikintas vieno savo artimo giminaičio iš Rusijos. Ir aš parašiau jam, kad aš niekada netarnavau kariuomenėje, dėl to nelaikau tai savo švente. Ir pasveikinau jį, jeigu jis švenčia tą dieną, bet, iš principo, iš to gimė mūsų pokalbis, kurio metu, kadangi jau tuomet vis tiek buvo visos nuojautos to, kad karas labai labai tikėtinas ir gali prasidėti bet kurią akimirką, tai gyvendami tomis nuojautomis mes su tuo žmogumi sukonfliktavome ir jis man dar parašė, kad mes gyvendami Europoje galvojame, kad Rusijai tik ir reikia kaip ką nors užpulti ir kad niekada to nebus, nes jeigu kas nors ir užpuls, tai tik NATO juos. Ir kitą rytą tai nutiko. Ir kitą rytą, kai tai nutiko, aš turėjau važiuoti čia, repetuoti savo naujo spektaklio. Ir aš pabudau iš ryto, turėjau išvesti šunį ir sužinojau, pamačiau visas naujienas, vaizdus, kaip desantininkai parašiutais leidžiasi. Man tai buvo taip surrealu, aš negalėjau patikėti, kad taip kažkaip būna tam 21 amžiuje. Ta diena atrodė, kad tai viskas, kad tai iš tikrųjų nutiks greitai ir nežinia, ko baigsis. Visigi mes tada Lietuvoje pradėjom kurti planus A, B ir C, kaip palikti namus, kur ir kaip susipakuoti kuprinės ir kur susitikti su savo artimaisiais žmonėm ir taip toliau ir taip toliau. Ir man reikia važiuoti į Kauną, kurti spektaklį. Ir aš iš vis nesuprantu, kam dabar šis tas mano spektaklis, kam man važiuoti į tą Kauną, užsiiminėti repeticijų. Ką tu norėjai daryti tada? Aš paskambinau į Kauną, teatro administracijai, ir paklausiau, ar man važiuoti. Sakau, aš nežinau, aš Vilniuje kaip ir galėčiau atvažiuoti, bet nežinau kam ir nežinau, kaip reikės repetuoti. Nes spektaklis gvildena visai kitas temas, o šiuo metu atrodo neegzistuoja mintise jokios kitos temos, išskyrus tą siaubą, kuris prasidėjo Ukrainoje. Kalbėjau tiek su savo mokytoju, teatro mokytoju, tiek su kitais žmonėm, kuriuos laikau autoritetai savo gyvenime ir tiesiog kažkaip diskusijų metu, tokios refleksijos metu priėjom išvados, kad mes negalim daryti nieko kito, kaip tik bandyti neišprotėti ir tiesiog tęsti tai, ką mes darome taip gerai, kaip tik mokame ir skirti savo laiko, dalį savo laiko, dalį savo finansų, dalį savo jėgų tam, kad galėtume kokiu nors būdu padėti kovojančiai Ukrainos pusiai. Tik tuo metu dar nebuvo aišku, kaip tai galima padaryti. Tada tapo gal ir kiek lengviau iš tikrųjų. Vat dabar beje, pirmą kartą tik apie tai pamačiau, tau uždavus šį klausimą, bet atrodo, kad kai supratai, kaip tu gali padėti tiek savo pačiam, tiek ir kovojantiems ukrainiečiams, arba nebūtinai kovojantiems, bet iš principo ukrainiečiams, tuo metu tapo kažkaip lengviau iš principo gyventi, suprasti, ką daryti šiandien ar rytoj. Tapo kažkaip paprasčiau, kažkaip pajutau pagrindą po kojomis ir suvokimą, kad gyvenimas kažkaip tęsis. Kitaip tęsis, bet tęsis. Tai atsakei savo klausimą, ką menininkas gali daryti karo metu, kai visi kalba apie infliaciją, apie žaizdų tvarstymą, apie ginklus, apie šaudymą. Kai tu atsakei savo į šitą klausimą, tada gyvenimas pasidarė ramiau. Taip. Juolab, kad karo pradžioje dar buvo neaišku, ar mes nebusim tiesiogiai įtraukti į tai. Tai supratau, kad reikia pačiam irgi būti maksimaliai pasiruošusiam bet kurią akimirką susidurti
visiškai tiesiogiai su karu. Ir kai pradėjau uždavinėti savo klausimą, kaip aš galiu būti geriausiai pasirengęs, tai aš turėjau būti bent jau fiziškai ir psichologiškai tvirtas ir nepalūžęs. Tai tam, kad toks būčiau, stengiausi gyventi savo gyvenimą taip, kad... Užsirašai sporto salę? Ne. Jokių radikalių pokyčių nedariau. Tiesiog stengiausi neišsunkti savęs, nepražudyti savęs psichologiškai, neištaškyti savęs, neįkristi kažkokią beviltiškumo būseną, nes nejučia įkritinėjau. Tuo pačiu metu ir buvo tie pirmieji pokalbiai su žmonėm, kurie gyvena Rusijai, su mano giminaičiais, su žmonėm beje, kurie gyvena ir Ukrainoje, turiu giminių ir Ukrainoje. Ir vieni atsidūrė metro požeminėse šitose tuneliuose ir taip toliau, o kiti slėptuvėse, taip, o kiti linkėjo, kad anie būtų subombarduoti tose slėptuvėse. Galbūt ne taip tiesiogiai, neatsirado tarp jų neapykantos kaip konkrečiam asmeniai, bet vieni akivaizdžiai linkėjo sutriuškinimo kitai pusiai. Ar tu gali pasakyti, kad tai, kad tu dalis tavo identitetų yra abiejų kraštų žmonės, tai daro tave jautresniu abiejų kraštų skausmai? Gal, nežinau. Vėlgi labai dviprasmiškus jausmus jaučiu Rusijos atžvilgiu, nes vienareikšmiškai akivaizdžiai palaikau vien tik Ukrainos pusę, bet tiesiog, kadangi esu rusas, tai taip yra, kad aš gaunu daugiau informacijos iš to, kas vyksta Rusijos viduje. Ir dėl to gaunu ir tos informacijos, kuri vyksta su disidentais, su žmonėm, kurie kovoja prieš režimą, arba su tiesiog šeimomis, kuriuo, pavyzdžiui, šeimos narius mobilizavo ir išsiuntė į karą. Tos šeimos, kai kurios iš jų, jos vėlgi gali būti už prieš režimą, kai kurios iš jų visai niekaip nekovoja prieš tai, bet jos patiria dabar labai siaubingus pokyčius savo šeimose, savo kasdienybėje, apie kuriuos mes čia tiesiog nekalbam ir nežinome dažnai, o kadangi aš turiu ten savo žmonių, tai aš sužinau apie tai. Kokie tai pokyčiai? Kas tai yra? Mirštantis šeimos nariai visų pirmiausiai, arba kai kurie tie pokyčiai yra labai buitiniai ir paprasti. Pavyzdžiui, nebelieka vienintelio šeimą aprūpinusi tėvo, nes jis išvyksta į karą ir tenka vienišai mamai su keliais, 4-5 vaikais spręsti tiesiog išgyvenimo klausimus. O kiti, nežinau, yra kita šeima, kuri yra prieš karą, labai akivaizdžiai prieš karą, ir jie sužino, kad jų vaikai pradėti maitinti propagandą pamokose ir jie nežino, kaip jiems elgtis. Jiems reikia arba aiškinti... Kaip tai vadinasi? Taip, ta programa, kai buvo įdiegta, tai jiems reikėjo savo vaikams aiškinti, kad jie nuo šiol negali tikėti daug kuo, kas yra pasakojama mokyklose. Kai kurie iš jų sprendė savo vaikų pasiėmimą iš tų mokyklų, bet o kur tu jas dėsi, tos mokinius, tuos vaikus. Tai netgi elementariausiai tai, kad kai kurie žmonės atsidurdavo svetimoje šaly, nes jie veikdavo prieš režimą, bet jie atsidūrė svetimoje šaly, neturėjo nei iš ko nuomotis būsto, nei ką toliau dirbti, nei iš ko valgyti, ir jie iš principo tapdavo labai arti to, kad taptų benamiais iš principo. Tai yra didžiuliai pokyčiai, kurie vėlgi, aišku, nėra tokie siaubingi kaip žmonių, kurie išgyvena, mato bombas krentančias ant jų namų, bet vis dėlto jo, tai yra griuvantis likimai. Tai dėl to aš neturiu to žvilgsnio į Rusiją kaip vien tik į kažkokią juodą skylę, kurioje visi yra palaikantis karą, juolab, kad iš tikrųjų mes labai dažnai čia cituojame ir kartojame tą patį faktą, kurį
kartoja propagandą, kad ten 80% Rusijos gyventojų palaiko karą. Ir man yra taip keista, kad mes tyčiojamės, juokiamės iš propagandos kitų teiginių ir sakome, negalima tikėti tuo, ką sako rusų žiniasklaida, bet mes paimam tą 80% ir patys jį kartojame kaip kažkokią tiesą. Karo metu arba autoritariniai valstybei sociologiniai duomenys yra absoliučiai iškreipti, šalia stovi ginkluoti žmonės, o tu turi balsuoti ar nori būti sudėtyje, tai čia nėra referendumas. Faktas. Galvoju, ir jeigu taip gauta informacija, jinai nėra tiksli ir jo negalima cituoti, bet mes net nežinome, ar ta informacija iš viso buvo renkama. Taip, ten juk gali būti nupaišyta. Gali būti nupaišyta, jo. Galbūt ten paimti, nežinau, apklausa padaryta kokie nors valstybiniai įstaigoje, kur visi darbuotojai supranta, kur jie yra ir galbūt netgi toj įstaigoje jie ir palaiko tą režimą ir tada visą tai išdauginama 10-eriopai ir 100-eriopai ir teigiama, kad Rusijai visi turi tik vienokią nuomonę. Vėlgi, kadangi turiu žmonių, su kuriais palaikau ryšį ir kurie buvo, gyveno arba tebe gyvena Rusijai, yra ir tokių, tai žinau, kad yra ir palaikančių režimą, tokių tikrai yra, bet yra ir tų, kurie yra visiškai prieš ir kurių nuomonės nieks niekada niekur neklausė, bet mes juos juodinam kaip ir visus kitus, nepaisant to, kad jie veikia prieš, kurie, kaip ir minėjau, kaip ir ta pati grupė Short Paris, kurie rizikuoja viskuo, absoliučiai viskuo. Man atrodo, esmė yra, kad jos yra dabar tirpsta tokiam nesuvokime, ta 3 valanda nakties, jas aplanko ir tas nuovargis, ir tas visą būseną esant tam poilsio kambarį laidojimo namų, tai jos visos įkrenta į tokį, tarsi pro pirštus viskas pradeda slysti. Tikėjau, kad mane gelbės visos tos mahamudros, ar ten viską, ką jinai lanko, ir visą tai slysta. Tikėjau, kad mano sveikas protas ir planai ABCDF mane išlaikys kuo ilgiau tvirtai ant žemės. Bet tai irgi slysta paveikslas, kreivas, visur yra toks išslydimas, viskas, kuo tikėjau, visą tai kažkur traukėsi. Ir man atrodo, iš principo Hercui tada reikia, nepasiduoti jų šitam išslydimui ir atvirkščiai toks rodyti, kad viskas yra daug paprasčiau. Šią akimirką yra viskas daug paprasčiau. Ar vyksta savicenzūra pas tave? Ne, nevyksta savicenzūros, bet aš tiesiog žinau, kad kai kuriomis temomis aš nesulauksiu jokio dialogo, išgirsiu tik tai emocijų pliūpsnį, priešiškai nusiteikusių žmonių emocijų pliūpsnį. Ir kadangi numanau ir numatau, kas gali vykti, jeigu klybinsiu vienokią ar kitokią temą, tai neklybinu jos ir neprovokuoju. Bet iš principo, paklaustas, aš savęs necenzūruoju. Ar aš uždaviau tokį kokį nors klausimą, kurio tu nenorėjai klybinti? Galbūt, kurio aš nebūčiau galbūt pats inicijavęs, taip buvo. Pavyzdžiui, aš ko gero pats nebūčiau inicijavęs pokalbio socialiniuose tinkluose, ar mes turime pasmerkti visus rusus, nes aš žinau, kokį atsakymą aš sulaukčiau. Aš netgi vieną kartą iš tikrųjų ėjau į polemiką socialiniam tinkle dėl to, kad perskaičiau labai savimi besididžiuojančios menininkės įrašą, kuriame jinai teigia, kad kiekvieną kartą, kai troleibuse išgirsta rusų kalbą, toj pat įjungia ukrainiečių himną ir liepia žmogui išlipti iš troleibuso arba vienaip ar kitaip ten, žodžiu, pabando sugėdinti rusiškai kalbantį žmogų. Ir kadangi man buvo labai liūdna, kad tokią poziciją aš išgirdau iš žmogaus, kuris yra išsilavinęs, matomas, kultūrą puoselėjantis ir dar ir naujai jaunai kartai dėstantis žmogus, tai man buvo skaudu, nemalonu tai girdėti ir ten aš mačiau prasmę diskutuoti, bet... Kuo baigėsi jūsų diskusija? Kadangi tai buvo jos socialinio puslapio siena, tai, žinoma, atsirado labai daug jos bendraminčių, kurios mane
suėdė ir tuo ir baigėsi ta mūsų diskusija. Ar galvoji, kad verta diskutuoti socialinės tinkluose apskritai ir veltis į diskusijas tenai? Ar geriau daryti savo darbą ir savo darbų rodyti savo poziciją? Nežinau, aš kurį laiką dar iki karo nustojau veltis į didelės diskusijas socialiniuose tinkluose. Tiesiog, man atrodo, tai platforma skirta, kuri galbūt galėtų būti išnaudojama diskusijai, bet galbūt mes tiesiog žmonės patys negebam tokiose platformose diskutuoti iš tikrųjų, girdėti kitą nuomonę. Aš nustojau tikėti tuo, kad juose įmanoma pasiekti naują supratimą apie reiškinį ir taip toliau ir taip toliau. Ypač, kai atsirado algoritmai formuojantis mūsų socialinius burbulus ir dabar, kai mes matome tik atrinktą medžiagą, tai, tai mes kiekvienas maudomės ir toliau vis labiau ir labiau užsidarinėjame savo pasaulėjautą, savo pasaulėžiūrą ir savo tokias bendraminčių rate. Tai Kaži, ar socialinės tinklose galim kažką nuveikti. O kur galima surasti dialogą arba susikalbėjimą tarp skirtingų pusių? Ar yra tokia platforma? Ar teatras yra tokia platforma, tarkim? Teatras jis gimė antikinėje Graikijoje tuo metu, kai gimė tokia buvo užgimstanti demokratija ir teatras buvo vienas iš demokratijos įrankių. To laikmečio mecenatai, turtingi, įtakingi žmonės ir valdžios atstovai, jie remdavo dramaturgus ir teatro kūrėjus, kad jie ne pašlovintų jų valdžią, o atvirkščiai išjuoktų, sukritikuotų valstybinį aparatą. Taip, ir kadangi tais laikais vyko Atėnuose nuolatiniai valdžios atstovų pokyčiai, prasidėjo jau pirmieji rinkimai, tai jie suprato, kad griauti konkretaus asmens autoritetą, jeigu yra dėl ko jį griauti, jeigu tai yra žmogus, kuris, sakykime, kišininkauja arba kažkaip išnaudoja savo jėgos aparatą savo naudai, asmeniniai naudai, kad griauti tokį žmogaus autoritetą yra ir prasminga, ir naudinga, ir veiksminga, ir tai skatina pokyčius valdžioje. Tos funkcijos jos išlieka iki šiandienos, tai teatras yra viena iš platformų, kuri gali kurti dialogą. Aš pats labai gilinuosi ir tyrinėju storytellingą, kuris yra artimas toks teatrui, artima meno rūšis ir tai yra istorijų pasakojimas ir storytellingas skiriasi nuo teatro tuo, kad ten atlikėjas visada lieka savimi. Pavyzdžiui, kai aš pasakoju istorijas kaip storytelleris, aš visada esu Aleksandras, o ne personažas. Ir storytellinge yra dar daugiau tokių dalykų, kaip kad atlikėjas niekada nėra užkeltas ant kažkokios apšviestos scenos, o žiūrovai nėra skandinami tamsoje. Tu susitinki su jais bendroje erdvėje, jie tave mato, tu matai juos, tu jiems prisistatai savo vardu, tu jiems pasakoji istorijas, kuriuose būtinai tos istorijos nėra kažkokio kito dramaturgo parašytos istorijos, tai yra tavo sukūriamos, sumodeliuojamos istorijos, taip tu kurijas, dėl to jose yra tavo asmeninė pozicija, tavo pasaulėjauta. Ir tai yra spektakliai, kurie yra atviri nuolatiniai improvizacijai ir kontaktui su publika. Žmonės skatinami regzti dialogą, atsakyti tau. Yra netgi nuo specialių tam tikrų priemonių, kaip tu provokuoji, kad žmonės įsiterptų į tavo istoriją, galbūt padėtų tau tęsti ją, arba tiesiog eitų į dialogą, su tavim sutiktų arba nesutiktų. Tai yra būtent pats tikriausias dialogas. Aišku, visa tai yra tokie darbai dažniausiai būna skirti mažoms auditorijoms ir vienas iš tokių spektaklių Stepai gazų mes įrodom su kolega, atsisėdę ant 2 motociklų ir važinėjom po visą Lietuvą. Tai sugalvojom, kad turime turėti spektaklį, kurį gali parodyti bet kuriam mažiausiam kaime, vienkiemy, absoliučiai bet kur. Mes nenaudojame jokios scenografijos, viskas, kas mums reikalinga, yra mūsų kuprinėse. Ir mes šią vasarą aplankėm labai daug Lietuvos miestelių, miestų, kaimų, ypač kaimų. Ir susitikinėjom su mažom bendruomenėm, kai kur pasilikdavom vėliau
pavakaroti kartu su tom bendruomenėm, pernakuodavom, kitą rytą važiuodavom toliau. Tai tikras dialogas, tiesiog tikras ryšys su žmonėm. Tai ir yra. Tai vat, aš manau, iš tikrųjų, tai dar, jeigu toliau einant, tai ne teatras, o žmonių bendravimas, vat, kur įmanoma diskusija. Juk labai dažnai net nebūtina keisti svetimą nuomonę, kartais galima tiesiog išgirsti ją, pasidalinti savąją ir vat, kažkaip leisti egzistuoti ir nenaikinti kito. Ar įmanoma tai karo metu? Juk karo metu turi kažkas nugalėti, kažkas pralaimėti? Karo fronte, kalbėtis karo metu? Nu, mano patirtis yra prastos, nes visos jos baigėsi tuo, kad dialogai su Maskvos režimą palaikančiais žmonėmis buvo nutraukti ir galiausiai aš pasiekiau tiesiog konflikto piką ir taip dialogas buvo nutrauktas. Tai aš nesugebėjau išvystyti to. Mes galim susitarti, kad aš niekada nepalaikysiu Putino ir jo valdžios, bet aš nepadursiu tavęs skersgatvėje už tai, kad tu palaikysi jį. Aišku, jeigu tu bandysi su ginklu apsilankyti mano namuose ar jeigu tu bandysi įvesti čia jo režimą, tai tada man jau teks jėga atsakyti prieš jėgą. Bet kol visą tai lieka diskusijų lygmenį, tol galima bandyti kažkaip palaikyti dialogą tam, kad kai karas baigsis, o jis baigsis, tikiuosi ir praktiškai žinau, kad tas karas baigsis Ukrainos pergalė, man kažkaip reikės su tavim toliau diskutuoti ir kaip aš tada diskutuosiu su žmogum, kuris arba sugyventa, eiti į tą pačią darbovietę, kaip aš eisiu į darbovietę su žmogum, kuris palaikė priešingą pusę. Aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, mano artimoje aplinkoje nebeliko tokių žmonių. Aš su vienais visiškai nutraukiau ryšį, o kiti jie yra lygiai taip pat kaip ir aš prieš Rusijos režimą. Dėl to galbūt man yra paprasčiau, bet aš žinau žmonių, kurie su savo šeimos nariais sugeba kažkaip atrasti kažkokį susitarimą, kaip išgirsti vieniem kitų nuomonės ir neišsižudyti klausant tų nuomonę. Tol, kol ta nuomonė yra tik nuomonė, o ne veiksmai. Jo, matyt, čia vat yra atsakymas. Taip kaip aš galiu leisti egzistuoti šalia žmogui, kuris turi priešingas nuomonės, negu turiu aš politikos klausimais. Aš juk turiu žmonių, kurie balsuoja kitaip negu aš, kurie tiki kitaip negu aš. Lygiai taip pat aš bent teoriškai turėčiau leisti žmonėm ir toliau gyventi šioje žemėje, turint kitokią nuomonę ir karo atžvilgių. Bet tik tol, kol tas žmogus turi nuomonę, o ne konkretų veiksmą, prieš kurį aš irgi atsakysiu veiksmu. Bet tai yra, va, čia yra slidi riba, čia yra žiauri slidi riba. Tarp veiksmo ir labai aiškiai riba, žinau, tarp veiksmo ir žodžių, tarp agresijos. Bet žinai, žodžiai, jie vis tiek, jie sieja sėklą veiksmui. Aš galiu sakyti, kad aš tau leidžiu manyti. Bet ar tu peržengi slenkstį? Ar tu pradedi veikti? Taip, bet, gerai, aš šiuo metu neveikiu fiziškai karo fronte, aš nesu apkasuose, bet aš palaikau Ukrainą savo kažkokiais veiksmais čia Lietuvoje, aš remiu finansiškai organizacijas. Man būtų sudėtinga bendrauti su žmogum, kuris palaiko savo interviu, kuris remia finansiškai rusų pusę. Nes, remti finansiškai rusų karį, tai reiškia jau veikti kare. Labai taip iš tolos, per didžiulę distanciją, bet veikti. Kalbėti ar kokią nors propagandinės linijas leisti į viešumą savo žodžiais, tai irgi yra tam tikra... Taip, bet tu juk supranti, kad dabar jeigu kada nors kur nuomonė darosi kenksminga? Tai matyt, tik teoriškai galiu apie tai kalbėti, nes mano paties gyvenimo pavyzdys parodė, kad aš nesugebėjau ir aš tiesiog nutraukiau ryšių su visais, kas akivaizdžiai buvo rusų pusėje,
O kalbant, kur žodžiai tampa veiksmais, tai va dabar aš kalbu ir dabar mano žodžiai, jie yra veiksmai ar ne veiksmai. Jeigu dabar šitą mūsų pokalbį pamatytų mano pusbroliai, ten dėdės tetos iš Rusijos, jie akivaizdžiai pasakytų, kad aš šiuo metu užsiimu antirusišką propagandą ir iš principo, ar jie būtų tokie jau neteisūs. Žinoma, jie po šito interviu prakeiktų mane dar sykį ir bet 1853 kartas jau jaudina nebe taip stipriai. Jau užsidarot? Mes niekada neužsidarom. Tai galim būti kiek norim. Mūsų norai čia nedaug reiškia. Aš klausiu, kiek čia dar galim sėdėti. Geriau nežinokit. Kaip suprast? Nesijaudinkit, būkit. Pasakysiu, kai jau reikės išeiti. Kažkas dar ateina. Kur? Ana su gėlėm. O ne Julija? Žiūrėk. Ką ten žiūrėt? Tikėsi sutikti jaunystės draugus, o pamatai tik viską bjaurojantį laiką. Galite įsivirti arbatos, mes vaišinam. Yra juodos ir juodos. Jei dar ko prireiks, būsiu netoliese. Dilema. Šiuo metu iš tikrųjų mane labai jaudina dilema, bet tikroji dilema. Dilema, kai tu negali pasirinkti, kai nėra gero sprendimo. Tai irgi beje yra iššaukta kai kurių pamatytų situacijų kare, kai žmogui tenka rinktis tarp blogo ir labai blogo sprendimo. Kokia tai situacija? Gali papasakoti tokią situaciją? Čia konkreti situacija, kuri tave užvedė? Jos yra kelias, taip. Aš kažkaip greičiausiai tapau šiuo metu kažkaip užkrestas to dalyko ir labai daug kur, kai išgirstu kažkokią istoriją, kuri yra bent kiek su tuo susijusi, iš karto kabinėsi įžiūri, tu esi tarsi, turi kažkokius, nežinau, nustatytą bangą, dažnio bangą ir esi kažkaip imlesnis būtent. Taip, išgirsti, atrinki būtent tas istorijas, kurios yra su tuo susijusios. Yra karių istorijos, jaugi dabar grįžta pirmieji, jau seniai grįžta pirmieji kariai, kurie patyrė tokias traumas, dėl kurių jie nebegali tęsti kovų. Ir tu gali išgirsti kai kurių iš jų pasakojimus, atrasti jų pasakojimus apie tai, ką jie patyrė ir apie tai, kaip jiems tekdavo rinktis, pavyzdžiui, kaip kad šalia kovojančio bičiulio žūtis, palikimas žūčiai arba, nežinau, likimas akivaizdžiai pačiam, ten, nežinau, be kojų, ten ir panašiai. Tai pasirinkimai, kuriuose nėra gero sprendimo, pasirinkimai, kurie vienaip ar kitaip kažkam daug kainuos, arba žmogus, kuris vadovauja pulkui ir jis supranta, kad jeigu jis priims vienokį sprendimą mūšyje, tai jis nebegalės toliau būti autoritetingų vadų, nes visi jį žiūrės kaip į bailį, o jeigu jis priims kitokį sprendimą, jis, pavyzdžiui, paaukos 1 ar 2, o kartais 3 savo karių gyvybės ir jis turi apsispręsti. Negalės su to gyventi viduje. Taip, ir jam reikia priimti sprendimą ir jis supranta, kad vadovaujantis grinai karinės strategijas turėtų paaukoti tuos kelis likimus, kelių žmonių gyvybės ir toliau galės vykdyti savo atliekamą misiją, karą prieš Rusiją. Bet kita vertus, ten gali žūti ne šiaip žmonės, kai kuriais atvejais tau labai brangus, artimi žmonės. O kas jeigu ten karys, kuris šiuo metu galimai žus, yra tavo, pavyzdžiui, sesers vyras ir tau reikia priimti sprendimą leisti žūti savo sesers vyrui arba sulaužyti taktinį sprendimą ir nepadaryti tos pareigos vardan, kurios tu ir esi čia šitoje vietoje. Ir tai vyksta ne tik kare. Dabar tiesiog mes kalbame apie karą Ukrainoje. Kare tai aštriau tiesiog matosi tų pasirinkimų sunkumas. Ar tai kitas tavo spektaklis apie tai bus?
Taip, vienas iš mano artimiausių spektaklių bus apie tai. Dar vienas spektaklis, kuris bus po metų, tai jis bus būtent apie posttrauminį sindromą. Tai aš gvildensiu. Kita laida bus apie posttrauminį sindromą. Tai va, aš šiuo metu labai tyrinėju, tai yra man labai reikšminga ir skausminga tema, kaip trauma, kaip gyventi su tą traumą, su posttrauminiu sindromu ir kaip gyventi ne tik tam asmeniui, kuris pats išgyvena posttrauminį sindromą, bet kaip gyventi jo aplinkai, nes, kaip ir kitos ligos ir apskritai mes gyvenam sociume, tai visą, ką mes išgyvename ne vieni. Tu, režisierius ir menininkas, apie ką tu nori kalbėti dabar ir kaip tu galvoji, apie ką tu norės kalbėti, kai baigsis karas? Ką svarbu tuomet menininkams bus daryti, kad atstatytų pasaulį, dvasinį, fizinį? Tas temos, karas jis nėra pats savaime tiesiog karas tema. Man atrodo, karas yra pasiekmė tūkstančių kažkokių temų arba tūkstančių problemų, tūkstančių šaknų, kurias duoda tokį, tai yra jau viskas, tai atrodo tokia įkrova, kuri buvo sudaryta įvairiausių priežasčių. Čia jau rezultatas. Čia rezultatas, taip, tai yra jau tokia pasiekmė. Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad mano temos labai pakito. Žinai, aš prieš karą išleidau spektaklį Panevėžyje, Šventas Peigas. Ir tai buvo spektaklis, kuris rėmėsi kino scenarijumi, kurį parašė Kventinas Tarantino, Hateful Eight. Ten beje, karas ką tik baigėsi ir štai yra nesusitaikę žmonės. Yra labai skirtingas pozicijas kare palaikę žmonės. Ir jie atsiduria visi uždarytoje vienoje vietoje. Ir kas bus, kai apsiginklavusi grupė žmonių, nekenčiantis vieni kitų, bet jau lik ir neturinčių priežasčių vieniems su kitais kariauti, bet kaip jie išsiaiškinti santykius, kaip jiems praleisti kartu bent vieną naktį neišsižudžius. Man norėjosi kalbėti tuo metu iš principo apie fanatizmą, apie fanatišką įtikėjimą, kokią nors idėją. Ir nesvarbu, ar tai yra rasistinė idėja, ar tai yra... Ir mano atveju aš netgi paėmiau ir parodžiau totalų, fanatišką įtikėjimą atrodytų gražia liberalizmo ir laisvės idėja. Aš pagalvojau, kas jeigu net tauriausių jausmų vedinas, tu neleisi egzistuoti jokiom kitom nuomonėm ir galėsi sunaikinti viską savo kelyje, vardant tos savo idėjos, kurią tu fanatiškai tiki. Kad ir kokia turin būtų. Kad ir kokia turin būtų. Jeigu mano idėjos yra aukščiau pagarbos, meilės kitam žmogui, tai jį taps destruktyvia anksčiau ar vėliau. Aš manau ir šventai tikiu, kad Kristaus kalno pamoksle išsakytos idėjos, jos buvo nešančios totalią meilę žmonijai, bet po to kryžiuočiai jo vardu musikavo herbais ir žudė visus, kas nenorėjo tikėti Kristumi arba kas nenorėjo tiesiog atsiduoti jų valdžiai, kas nenorėjo paklusti jiems. Tai tu gali bet kurią kilniausią idėją paversti priežastimi žudyti, naikinti, pavergti kitus žmonės. Kai idėja tampa virš žmogaus, virš žmogiškumo, virš pagarbos ir meilės kitam žmogui ir gyvybei, tada ir prasideda bėdos, anksčiau ar vėliau. Labai lengva paslysti ant to.